Ho, kaipgi aš be miško. Šiandien biški kitaip. Kas matė mano video pastaruosius, ten kur ieškau ragų, tai matė, kad vienokį kitokį santykį turėjau su vilkais. Nu ir kažkaip tie vilkai neišeina iš galvos. Vis pagalvoju, kaip reiktų elgtis sutikus vilką, kaip vilkai elgtųsi sutikę žmonės ir panašiai, ir galvoju, kad reikia pasidalinti šitą patirtim. Savam gyvenime dabar vilką esu jau matęs 12 kartų miške. Tai ką reikia daryti, kai miške sutinki vilką? Gal bėgt? O gal rėkt? O gal staukt kaip vilkas? O gal pulti jį su peiliu arba kirviu, ką po ranką turi? O gal lipti medį? O gal pasiduot ir duot sudraskomam? Tai kiek tie vilkai iš tikrųjų agresyvūs? Šiais laikais negirdėti dalykai, kad būtų žmogų užpuolę ar kažką. Bet pasakojimų vaikystėje tai esu prisiklausęs ojojoj. Keletas tokių įdomesnių. Pavyzdžiui, senelis pasakodavo, kad tarpukarį, ar po antrojo pasaulinio karo iš karto, kada žvėris miškuose buvo beveik išnaikinti, vilkų privysė. Kažką tai dirbo miške, žodžiu, kad tais laikais dar su arkliais jodinėdavo. Esmė tame, kad jojant iš miško su arkliu, pamatė, kad vilkai iš paskos gauja, išsigando, jis arklį ragina ir tie vilkai iš paskos. Ir maždaug iš miško išlėkė jau arklys ten šuoliais, tai nustojo sekti, kaip į kaimo prieigas įjojo. Kitas pasakojimas, kuris lydėdavo vaikystėje, tai irgi iš panašių laikų, kad mokytoja užsivėlino mokykloje ir ėjo namo. O grįžti namo reikėjo per mišką keliuku kažkokiu, žodžiu, nešėsi vaikų sąsiuvinius po pažastim, taisyt namo ir beinant to keliuku naktį jau sutemus, jie apsupo vilkai, agresyviai nusiteikė ir kol sąsiuvinius degino, tol tie vilkai atsitraukinėdavo tų vaikų, o kaip nebeturėjau ką degint, tai tą mokytoją vilkai sudraskė. Ir kitas, yra tikras įvykis iš vaikystės, dėdė pasakodavo, grybauja eglyne ir žiūri vilkas aplink jį ratu. Suka. Aišku, išsigando, bet atsitraukė ir tas vilkas irgi kažkur tai pasitraukė. Nu, sakydavo žmonės, kad gal kažkur irštava buvo su vilkiukais, kažkas tojo, kažkur netyčia per arti priėjo ir tas vilkas tiesiog taip pat. Beje, tame video, va šitame, kur 2 elnių galvos su ragais radau. Tai ten buvo toks momentas, kai tarp medžių šmėstelėjo vilkas. Iš tikrųjų, aš jį ten minutę maždaug stebėjau, bet, su gauproške, aš kai ieškau ragų, nešiausi tik gauproškę, nes apsikraut daiktais yra ten kiekvienas 100 gramų gale dienos nugarą laužo. Tai va, o gauproškė nėra priartinimo, todėl tas vilkas gerai nesimatė. Bet tą dieną tai nebuvo mano vienintelis matytas vilkas. Prieš pats randant va šitą antrą galvą, aš ten keliuku iš tokio posūkio išėjau, medis pavirtęs taip ant kelio ir matau, kad kažkie žvėris ten taip tolėliau ant kalniuko, ant kelio stovi. Kažkaip dar taip pirma mintis pilki, stirnos tikriausiai. Pat kažkaip pridedu žiūronus, žiūriu vilkai. Tie vilkai visi žiūri į mišką. Stovi 4 vilkai, stovi ir visi žiūri į mišką. Ir stovi žiūriu aš tais žiūronus, bet taip toli. Kokie, nežinau, 200 metrų nuo manęs. Ir kažkas miške atitraška. Ir žodžiu, 5 vilkas iš miško išvijo elnio patiną, tas patinas peršoko per griovį ir tada visi 5 iš paskos nusivijo mišku. Aš šiandien video visos šitos informacijos nedėjau, paprasčiausiai galiu daug pripasakoti, bet jeigu nieko nenufilmuoju, tai visi sakys, ką iš čia peza. Ir kitas dalykas, kodėl man tai nebuvo tos emocijos, tai neparodžiu, nes tie vilkai nuvijo elnę. Aš link ten pradėjau eiti ir taip pat galva. Ir kažkas prie bebrų užtvankos tie guli, pipiec. Eina žiūrėti, iš toli gerai atrodo. Ir žiūriu, tą elnio galva antrą guli. Tai realiai va tie vilkai užvedė ant tos galvos, tai tada man jau emocija apie galvą, tos ragus, o nebe apie vilkus. Tai va, o po to, kada užmiršau viską pasakoti, tai viską šitą laikiau būtent šitam video. Jau tada man kirbėjo mintis, kad aš apie vilkus turiu
kažką pakalbėti. Šiaip aš biologas esu, daug laiko miškuose praleidžiu. Tai jaučiuosi kompetentingas šitose srityse. Nesu toks specialistas, nesu vilkų tyrinėtojas, bet aš tikrai daug laiko leidžiu vietose, kur jie gyvena. Ir matau jų veiklą nuolat. Lašinuką spirginam ant laužo. Riebalas apskritai energijos duoda, tai šildo kūną. Gerai. Tai kaip ir minėjau, vilkai, negirdėtas atvejis, kad žmogų pultų kažkur, agresiją rodytų, bet, yra keletas aspektų, kada teoriškai įmanoma, kad tai atsitiktų. Pavyzdžiui, atsidurėt prie irštvos kažkur ir kokia vyresnio amžiaus patelė, labiau patyrusi, galbūt galėtų ginti savo vaikus. Antras dalykas. Sužeistas vilkas. Jeigu jūs kažkaip atsidursit prie sužeisto vilko, ir jisai tiesiog nebematydamas kitų galimybių gali pult, nes galvos, kad jūs atėjote jo pribaigti. Dar kitas dalykas, irgi daug metų negirdėtas, jeigu vilkas būtų sergantis pasiutligė. Tai tada jau smegenys ten patežė, agresijos pilni, apsiputoja. Kada dar? Dar galėtų galbūt, pavyzdžiui, koks nors nusenęs sergantis vilkas išvytas iš gaujos, jisai kažkur blaškasi, badauja, ir irgi gali kažkokią agresiją parodyti. Dar toks pas mus, tai aišku, neįtikėtinas dalykas, kad vilkai, tarkim, gyventų teritorijoje, kur niekada nėra susitikę su žmogum, jie nežino, kas yra žmogus, nejaučia iš žmogaus grėsmės ir tiesiog mato kaip kažkokį kitą gyvūną žmogų. Bet čia, nežinau, ne mūsų šaly, tai tikrai. Tai dar yra vienas aspektas, kada žvėris, nebūtinai vilkas, bet apskritai bet kuris žvėris pultų, nes neturėtų kito pasirinkimo. Tarkim, šitas kelmas yra kažkoks žvėris, taip? O aš užsižiopsojęs iš kažkur ateinu mišku, lietus lyja, vėjas ošia, pašaliniai garsai, ten žvėris miega. Tarkim, aš einu, žiūriu, guli vilkas. Galvoju, prieisiu paglostysiu, miega įmygęs, gal iš viso negyvas. Prieinu prie pat ir pasidaro atstumas tarp manęs ir žvėries labai mažas. Ir jeigu žvėris įmygęs kažkaip tai nepajunta žmogaus ir tokiu paskutiniu momentu, kai tu prie patys pajus, kad čia žmogus, o kiekvienam žvėriui žmogus yra pats didžiausias priešas. Ir kiekvienas žvėris galvoja, kad žmogus tai, tai jo mirtis, kada žmogus šalia jo atsidūrė, taip? Tai viskas, jam jau galas, jeigu žmogus šalia. Tai ką jis galvoja, staiga supratęs, kad prie pat jo žmogus, jisai pagalvoja, kad jis nebeturi šansų pabėgti. Ir vienintelis šansas jam išgyventi yra pult. Taip? Jau viskas, per mažas atstumas, kad jis pabėgtų, tai jis tada puls, nes jis nebeturi kito pasirinkimo. Tai todėl reikia nelysti niekada prie gyvūnų, ne veltui sakote, neglostyt, nešert laukinių žvėrių. Tai kaip elgtis sutikus tą vilką? Tai pirmiausiai, jokių būdų nebėgti. Reikia išlikti ramiam, visada išlikti veidu į vilką, nenusisukti, taip, ir stebėti jo judesius. Kaip aš dariau, kai buvau sutikęs. Jisai žiūri mane, aš žiūriu jį.
Jisai biški paėjo puslankiu tokiu, aš irgi taip sukuosiu puslankiu. Veidas į veidą, reiškia, stebiu, nebijau. Jeigu vilkas vis tiek artėja, tada jau arba rėkt, gazdint, ane? Arba išplėst kūno matmenis, bandyt parodyti, kad esi didesnis. Taip, tada žvėris gali tokiu paskutiniu momentu atšokti šoną ir pats įsigast. Aišku, geriausia yra, kaip ir su kiekvienu sutiktų žvėrimi. Jeigu žvėris nuo tavęs nebėga, ramiai savo atsitraukia, mažai žingsnelis, atgal, taip, pasididinam atstumą ir tada ramiai einam į šoną. Dabar kitas dalykas dar yra, vilkai nemėgsta šunų. Jie laiko šunis persidavėliais. Tai reiškia, jų giminės atstovai, kurie prisišlėjo prie jų didžiausio priešo. Tai šunis dažniausiai vilkai pjauna. Ir čia buvo toks atvejis, tikrai dirbau gamtininku, mergina pamiškiai šuniuko vedžiojusi, keliuku vaikščiojo su šuniuku. Na, tas šuniukas kažką miške užuodė, nubėgo lodamas, tik sucipė. Ir to šuniuko niekada nieks nebematė. Tai ko gero buvo vilkas. Tai va, tai čia dar yra viena iš priežasčių, kodėl nesiūlyčiau mišką atsivedus šunį paleisti ir kad jis ten kažkur lakstytų. Jeigu tam vilkui vis tik susišviestų pult, tai gintis, aš paprastai kupriniai ir ieškodamas ragų, ir stovyklaudamas tai visada turiu kirvį. Čia nebent nespėtum iš kuprinės įsitraukti, bet visada prie kelnių kaba peilis. Taip, be peilio niekaip į mišką. Ir dar šiaip nusipirkau balionėlį. Čia ne dujų, čia žėlinis kažkoks balionėlis. Ne dėl vilkų šiaip pirkau, nežinau ar pagelbėtus vilkams, bet aš mokykloje mokinių klausiu, koks pats baisiausias gyvis miške, kurį galima sutikti. Tai jiem ten vilkai, meškos, velniai žino kas dar. Ne. Žmogus yra kitas, taip, nes negali žinoti, kokiais kėslais jis po tą mišką vaikšto. Tai aš visada turiu balionėlį, nežinai, ant kokio durnio užsirausi. Tikrai esu konfliktiškų situacijų turėjęs ir ne vieną. Ir nesuprasi, ko tie žmonės nelaimingi, kas jam netinka. Tai medžiotojai, kam po jų plotus vaikštai, tai ūkininkas, kam ten vos ne per lauką eini, nors aš paprastai einu per laukų tas sanduras arba tiesiog pakraščių kur nors. Kažkam užkliūna apskritai, kam čia po jo plotus vaikštų, nes čia jis ragų ieško. Kokių tik cirkų nėra buvę, žodžiu. Tai va, tai tam, kad nenukentėtum. Šiaip aš asmeniškai esu radęs 3 žmonių liekanas miškuose. Vienas visus griaučius, vilkų apgraužtus beje ir 2 kaukolės. Tai va, tai reiškia, miškuose žmonės miršta. Ir reikia save saugoti, nesvarbu, kur bebūtum. Tai jeigu vis tik jau tas vilkas, ar ten koks laukinis šuo, ar meška, ar kažkas jau viskas jūsų puola į kabiną, kanda, tai ką aš daryčiau, tai su pirštais kabinčiau akis lauk. Jeigu ranka laisva lieka, bandyčiau. Čia jau desperatiškas elgesys, taip, pirštai į akis ir plėši lauk duri, kad jam skaudėtų, tada galbūt paleistų. Aišku, meška turbūt skaudėtų ir iš to skausmo sulėtina kokį dar mirtiną smūgį praneštų. Tai dar šiek tiek įdomesnių istorijų iš savo patirčių. Esu 3 kartus sutikęs vieną ir tą patį niežuotą vilką. Reiškia, niežais užsikrėtęs vilkas, išvytas iš gaujos. Ir aš važiuoju su džipu tokiu elnino patvoriu. Kažką užsisvajos važiuoju, bluim, prieš mašiną vilkas iššoko ir bėga priekai. Aš taip ir žiūriu, uodega plika, nuplikęs toks ir bėgo ir aš taip iš paskos važiuoju ir galvoju, ką čia daryti. Ir po to toks miškelis prieš pat mašiną nušoko. Tada tą pačią dieną dar pavažiavęs, dar mačiau jį pagriuvį bėgantį, o po kokios savaitės atvažiavau į tokią buvusią firmą, tokią apgriautą visiškai buvusią sodybvietę kažkokią. Ir ten irgi iššoko tos pats plikas, tą pačią pliką uodegą vilkas. Tai tos niežinės erkutės, jos kaip ir nėra kokia tai mirtina liga ar kažkas tokio, bet vilkai jaučia, kad kitas, reiškia, gaujos narys jisai serga ir jį išveja lauk. Ir tada tas vilkas jisai badauja, jam niežti nuolat, pelių pagauti negali, jeigu kažkur prie urvelių sėdi, visada kasosi, kažko patikot negali, jam niežti, jis kasosi, taip visi kiti tie
potencialios aukos visą tai jaučia ir greit pabėga, nes kažkas kažkur krepšdavo. Tai to Niežuoto vilko likimas buvo liūdnas, jisai ten atėjo prie žmonių, pas kažkokį ūkininką aplink tvartus pradėjo trainiotis ir jį tiesiog tyliai ramiai. Kita įdomi patirtis. Patį pirmą kartą gyvenime, kai vilką pamačiau, tai mes su kolega gamtininku dirbau, pelkėje tokioje einam. Ir, žodžiu, aukštapelkė, žemus pušaitis, viską vidury pelkės. Ir aš pamačiau, tai pakės kažkeliu kažkokį judesį tarp tų pušaičių. Nu ir pilka spalva. Ir sakau kolegai, sakau, žiūrėk, stirnos. Jis man sako, eik tu, iš kur tau vidury pelkės stirnos bus. Ir žiūrim, vilkai du. Jie išėjo į tokią atviresnį aikštiukę, mes stovim, jie tikrai per kokį ten, maks kokį 70 metrų nuo mūsų. Ir tokio puslankio eina puslankį tokio, o patinas tai tokio didumo už tą patelę čiut ne dvigubai didesnis. Žodžiu, prie mažos pušelės, pakėlė koją, pasisiojo, maždaug dzin man ant jūsų ir nuėjo tokio puslankiu, nei bėgo nieko. Tai reiškia, mes čia šeimininkai, mes čia valdovai. Mes tokie abudu stovim, žiūrim, tai ėjo ir nuėjo. Ir dar vienas įdomesnis susitikimas su vilku, kurį apturėjau. Žagarės apylinkių miškuose esu sutikęs trikojį vilką. Atrodė sveikas, gyvas, viską juda, bet priekinės kojos vienas nėra ir toks tas judėjimas jau keistokas. Matyt, medžioklės pasekmė. Tai va, tokie įdomesni susitikimai. O visi kiti tai kažkur matai prabėga, tai priešais mašiną peršoka per kelią, bent kelis kartus yra buvę. Tai miške kažkur matai, tarp kirtimų prabėga. Ir dar vieną buvo įdomu, tokį susitikimą turėjęs. Žodžiu, einu ragų ieškodamas, išeinu biržę. Taip tyliai išėjau prie biržę, žiūriu, biržė vilkas laksto. Ir laksto jis po visą biržę tokiais zigzagais, tikrina visą biržę. Išlaksti tą biržę, aš taip stoju už medžių, žiūriu ir jis išbėgo iš biržės. Galvoju, nieko savo ir aš tai tada skersai tą biržę pradėjau eiti, sakau, pažiūrėsiu pėdsakus viską. Ir einu skersai biržę ir vidury biržės išvijau kiškį. Tada įsivaizduokit, kiškis iškentėjo, išbuvo drąsus, kol vilkas ten aplink išmirinėjo, net nekrutėdamas. Žodžiu, išbuvo vilką ir kažkoks kerėplius atėjo ir vis tiek išvijo galiausiai. Tai toks apmaudu kiškiai, bet, tikiuosi, neužlėkės ten ant to vilko ir liko gyvas. Tai va, tai tokie man įdomiausi susitikimai su vilkais. 12 kartų, tai dar tikiuosi, kad bus. Tai ko nesu gyvai matęs miškuose, tai lūšies, vienintelis gyvūnas. Aišku, meškos dar. Tai va, lūšis ir meška, ko nesusitikęs, visus kitus esu susitikęs ir ne po kartą. Ir dar pabaigai atsiminiau vieną epizodą, kuris miške stresą buvo gerai sukėlęs. Žodžiu, einu tokia šlapiu mišku, nendrynas, nendrės tokias beveik sulig manim, kai kurios virš galvos, kai kurios biški žemesnės. Žodžiu, tokiu žvėrių takas, išmintas per nendryną, einu iš šonų didelės nendrės, viskas. Ir taip vienu momentu girdžiu, kažkas per kokį 15 gal metrų lygiai grečiai su manim kartu eina. Aš einu, šlept. Aš sustoju, sustoja. Pastoju, paklausau. Pradait vėl. Šliunk, kažkas eina. Tu stresas suimi. Peilį išsitraukiau, pasiėmiau peilį ir rėkdamas. Tas nendrės. Atbėgu ten ir nieko nėra. Tai negaliu garantuoti, kad buvo vilkas. Nežinau, bet vilkai turi savybę sekt žmogų, taip, atsilikę, sekti iš paskos, pėdsakais praeit, pažiūrėti, ką žmogus darė. Tai dar vienas, va, to pačiu atsitikimas, irgi iš gamtosaugos laikų, takas, pažintinis takas miške. Kažko tai reikėjo, ten su darbinė mašina atvažiavau, užsnigtas, viskas, gražiai užsnigta, jokių pėdsakų. Praėjau taku, jisai ratu takas eina. Apėjau ratu tuo taku, atsėdu, išvažiavau ir bevažiuodamas prisiminiau, kad kažko tai nepadariau, kažką palikau, dabar nežinau, apsisukau, grįžtu atgal, ateinu vėl ant tako, žiūriu ant mano pėdsakų, vilko pėdsakai ir visų ratu aplink apeita. Tai reiškiasi, nežinau, ar sekė, ar kažkiek, nes aš ten nuo išvažiavimo iki grįžimo, maks 20 minučių iki pusvalandžio praėjo. O kodėl apskritai plėšrūnai seka žmogaus pėdsakais? Todėl, kad kur žmogus gamtoje, ten chaosas, taip? Ir, pavyzdžiui, mes einam per mišką, mes viską baidom, visi žvėrys lekia, paukščiai skrenda ir tai daro ne tik vilkai, kiaunės iš paskos eina, žmogaus kiti plėšrūnai gali sekti, nes kada mes sukeliam chaosą, išgąsdinę žvėris, tie žvėris betodariškai lekia į šonus ir tada tie plėšrūnai, jiem lengviau pagriebti tą sprunkantį kitą gyvūną, jį pasigauna. Tai mes padarom tokią meškos, jiem plėšrūnam padarom gerą darbą,
šitiem kitiem padarom meškos paslaugą. Nu ką, kaukt kaip vilkas nelabai sugebu. Nesu daug kartų girdėjęs, kokias 3-4 kartus gal gyvenime, bet man tai vilkas tik miške yra visada jėga. Nesvarbu, ar tu patiri streso ar kažko, bet nu, faina, kai jie gyvena. Ir jie turi sutilpti šitoje žemėje, taip šituose miškuose, ne tik mes. Tai reikia kažkaip rasti sugyvenimą ir pasidalinti mišku visiems kartu. Tai tiek apie tos vilkus. Gal kada pavyks nufilmuoti iš arčiau, rimčiau, bus matyt. Nu, dabar prie vilkų temos greičiausiai negrįšiu, nebent sutiksiu. Tai, va. Tai už lietuviškų vilkų vaizdelius filmuota medžiaga baisingas dėkui keliauja gamtos fotografui Valdui Vasiliauskui. Jis labiau Facebook'e reiškiasi, bet yra galima rasti ir YouTube'e, jeigu norit gyvūnų vaizdelių pasižiūrėti įvairių. Tai Walking on Clouds vadinasi jo kanalas. Tai va, tai dalis filmuotų vaizdų yra su Lietuvos vilkais iš vieno Lietuvos miško. Tai dėkui visiems, kad žiūrite ir tai turi vilkas savo vietą šituose miškuose. Kai be jo pasakų personažų. Jeigu patinka, ką aš čia kalbu, ką aš čia veikiu miškuose, jeigu turit panašius pomėgius, jūs panašias jūsų hobiai, panašias veiklos, paprenumeruokit kanalą. Man tai bus stimulas didelis ir dėkui visiems. Iki kitų kartų.